Tiriamosios žurnalistikos centras Siena pristato istorijų ciklą Karo karuselės. Karo karuselės – tai istorijos netilpusios į sienos kuriamo dokumentinio filmo rėmus. Istorijos, negalinčios likti nepapasakotos. Labas, aš esu Miglė, man 28. Aš esu žurnalistė ir darau žurnalistinius tyrimus. Iki 2022 metų laikiau save pacifiste. 2025 metais susipažinau su Jonu Ohman ir pirmą kartą išvykau į Ukrainą su tikslu sukurti dokumentinį filmą apie žmones, savo norų įsitraukusius į ne savo karą. Filmas pakeliui, tačiau ne visos istorijos parsivežtos iš fronto tilps į kuriamą filmą, bet jos visos yra vertos išvysti dienos šviesą. Todėl jūsų laukia bent 4 vaizdo pasakojimai iš ten, kur žmonės neturi prabangos būti pacifistais. Tiesą sakant, nebeturime ir mes. Tik dar to nesuprantame. Blue Yellow ir Jonas Ohman kare yra nuo 2014 metų. Jonas, tiesą sakant, net ir ilgiau, nes širdimi ir savo darbais Jonas kaunasi ne tik už Ukrainą, bet ir už Lietuvą. Simboliškai kovėsi nuo 90-ųjų, kai atsikraustė į čia kaip savotiškas meilės emigrantas. Meilė merginai išblėso, tačiau Lietuvai įsiplėskė. Sutikau su Lietuvos piliečiais, su lietuviam Krokuvoj. Sutikau su tom lietuvaitėm ir buvo labai įdomu, nes labai užsidegusios dėl to, kas vyksta namuose. Pradėjome apie kažkokie sąjūdį kalbėti, apie kažkokie Landsbergį kalbėti, ir mes nieko nežinojom. Taip to. Mes realiai nežinojom, kur ta Lietuva, jeigu taip atvirai. Ir padarė įspūdį. Nutariau nusigabenti tą Lietuvą. Tai tu pas merginą važiavai ar pas Lietuvą? Ir taip. Be abejo, viskas yra makro. Buvo 2 tikslai. Buvo mikro ir makro, taip. Atsidūriau Lietuvoje ir nebeišvažiavau, galima sakyti. Bandžiau išvažiuoti, bet nepavyko. Kaip? Trumpai tariant, šitą žemę Marijos traukė, negaliu nebūti tiesiog. Įsivėliau į tą Lietuvą, blemba, ir taip ir dabar gyvenu. Taip gimė ne vienas Jono dokumentinis filmas apie tai, kas jį domino ir žavėjo – partizaninį Lietuvos pasipriešinimą ir nepriklausomybės kovas. Juos pamačiusi supratau, kiek nedaug mes, lietuviai, domimės savo istoriją. O derėtų, nes priešas išliko tas pats. Tik kovos dvasia mūsų arbė gyva. Man nebuvo tai, kad Rusija tai buvo, aišku, faina, tai buvo toks, blema, tokie. Bet mane labiausiai gąsdino, tai buvo vakarų reakcija tiesiog. Mes giliai susirūpinę, šakės, nes mačiau, kad čia ateina kažkokie separatistai, tarkim, į Lietuvą, kelia galvą su ginklais, ten prasidėjo visokie dalykai. Ir pasaulis irgi, mes giliai susirūpinę. Ne, šį kartą jau darysim, kaip turi būti. Lietuvai tai yra, aišku, palankiausias variantas, tiesiog, kad Europa pasiims, integruos Ukrainą. Apie trečdalį visuomenės teisingai mąsto, taip sakant, padėtų, supranta, kad reikia. Apie trečdalį tokie, kur tokie pirmyn atgal, dar trečdalis, kurie tokie, taip sakant, arba abejingi visiškai, arba net dėja tiesiog truputį palaikyti tą kitą pusę. Ruoškimės dėl Dievo meilės, reikia greičiau, geriau, sumaniau negu dabar tą daryti. Jono kovos šūkis – iki pergalės ir dar čiučiut. Tiek jis pasiryžęs būti kartu su Ukraina. Prie pergalės prisidėti galite skambindami trumpuoju numeriu 1482. O dabar važiuokime į Ukrainą. Pirmai kelionė į Ukrainą išsiruošėme 5. Aš, 2 operatorių komanda, Jonas ir vairuotoja. Nelabai įsivaizdavau, kam ruoštis, todėl pasiruošiau viskam. Užsakiau draudimą, susidėjau kuprinę ir svarbiausia, nesakiau tėvams, kad ramiau būtų. Abipusiai. Moraliai nusiteikiau, kad nieko nežinau ir reikės mokytis čia ir dabar. Stebėti aplinką ir elgtis taip, kaip elgėsi tie, kuriems karas tapo savotiška rutina. Išvykę paryčiai su Ukrainos sieną kirtome pavakarę ir iškart prasidėjo darbiniai Jono susitikimai. Visiškai netokie, kokius įsivaizdavau.
Atvykome pas Juliją ir Vasilijį į jų įkurtą dronų pilotų mokyklą. Mus, nepažįstamus lietuvius, Julija ir jos vyras sutiko kaip savus. Apsikabino, išbučiavo ir mūsų didžiausiai nuostabai prikrovė pilnas rankas lauktuvių. Labai pilnas. Tada negalėjome numanyti, kad po pusės metų dronų mokyklą išlaikyti leidęs Julijos ir vyro verslas bus 9 rusų raketų sulyginta su žeme. Bet nutiko būtent taip. О, є прильот. Ще один. То вже ракети йдуть. Нормально, о, ще одна ракета. Де ще одна, блядь. Ще одна. Диви, ще одна. Йоп твою мать. Боже, Ще одна, блядь. Соня, будь ласка, йдіть звідси. Я тебе прошу. Я дуже хочу. Тихо. Ще одна. По будинку, блядь. Ти ж біля нас зразу, боже. Йоп твою Ти ж мать. біля нас був, біля будинку. Мы делали монтаж конструкций, мы занимались холодильным, большим холодильным строением, большие склады мы делали, которые сохраняют малину, мы обслуживали молочные фермы. То есть вообще ничего такого. Мы зарабатывали на жизнь. Видишь, как горит все, что ты занимался целую жизнь. Это очень больно. Ты работал, ты никого не трогал. И в один момент все, чем ты занимался всю жизнь, какие-то станки покупал, все пошло с огнем. Ощущение, что у тебя тоже горит душа, потому что, а что делать завтра? Вот что делать? Що ви будете робити? Мы не знаем пока, мы очень растеряны, потеряны. С одной стороны, ты смотришь на ребенка, на себя. Это большое счастье, что вы живы, потому что одноклассницы моих детей похоронены. Это очень большая трагедия, когда ты видишь, смотришь на своего ребенка и на белые цветы возле труны. Это дети. А с другой стороны, ты тоже не понимаешь, как удержать людей, когда те зарплаты, и как удержать людей от паники, когда ты не можешь заниматься своим делом. Как людей сберечь? А им тоже надо идти домой и купить молоко и хлеб. А нет работы. Нет работы, потому что где ты будешь работать? Здесь было очень много предприятий. Просто складов. Кто-то торговал памперсами, кто-то делал мебли, кто-то делал просто ткань для матрасов, бельгийцы. Ничего не осталось. У очень многих людей ничего не осталось. Россия. Зло. Идемте посмотрим дальше. Julija su vyru savo gyvenimą po dalelytę stato iš naujo. Rusai sunaikino jų turtą, pragyvenimo šaltinį, bet neryžta gyventi. Sunku atsisveikinti, bet turime judėti pirmyn. Laukia 8 valandų kelionė į Odesą, o kas toliau, nelabai žinome. Su kažkuo susitiksime, o vakare gal net pavyks pafilmuoti, kaip veikia oro gynyba. Gale važiuojame 3. Aš, Andrius ir Svajūnė. Kaip sakoma, jei kelionės neišskiria, tai suartina. Kol kas visomis prasmėmis važiuojame labai glaudžiai, bet nuotaikos tai negadina. Juokaujame, plepame ir sunkiai jaučiame karo nuotaikas. Odesoje apsistojame pas Alą, Blue Yellow draugė ir partnerė, kuri be to, kad yra įkūrusi fondą ir renka paramą kariams, dar ir dirba kaip užsienio žurnalistų fikserė ir padeda jiems patekti į karščiausius fronto taškus, pati rizikuodama gyvybę. Sulaukę tamsos važiuojame pas karius, įsitaisiusius krantinėje ir pasirengusius taikytis į rusų iš Krymo į Odesą siunčiamus dronus. Отак проходить. Ти достав? Ні, давай тут.
Есть. Есть. Ми нікуди не спішимо, поки ви приблизно розуміли, як воно це все працює. Прицел Пульсар. От, той, що ви нам дали, ми користуємося пошуку, бо тому що він далі бачить. От, ми знаходимо ціль, тоді переключаємо на цей прицел для кулеметника. Тоді кулеметник знаходить ціль і відкриває вогонь по команді командира, тобто мене. Spokojnie. Kol kas labiau bus nespokojnie. Kariškis nakčiai kartu pasilikti neleido. Negaliu prisimti atsakomybės už jūs, jeigu į mus pataikys. Aprodė aparatūrą, mandagiai išlydi namo. Pakeliui susispaudė šnekučiuojamės. Ala sako, kad yra išsekusi nuo pastovių atakų. Kalba nejučia pasisuka netikėta linkme. And can you imagine we're crossing the border, we're driving in this post-apocalyptic absolutely landscape. Everything is dark, grey, no light. Plenty of cars at both sides of the roads. They are crashed, they are burnt. Most probably there are dead people inside. I have this horrible feeling. And then the guys are switching off the jammer. And then I close my eyes for a second and I just have this thought, now. And loud explosion and the flash of light that the car gets to the side of the road because the driver, the military guy, he lost the steering wheel. And as it turns out, it was crazy dark. He starts shouting that he's injured badly. The guy who is sitting just 2 centimeters from me also is shouting that he is also injured. And for 40 minutes we were trying to inform somebody that we were stuck there and we couldn't be evacuated. And then by accident some other brigade was moving out the injured guys and we hardly squeezed into the Humvee car. And the guy, one of the 2 injured, he was lying over my laps and bleeding out and he died. He died just when we unloaded them in the stabilization point. The other guy is still in the hospital. He had apparatus of external fixation for many months because he had a very bad injury of the lung. So frankly, part of me really died because I didn't think I would get out of there. And I even was, when we were sitting there waiting for vacation, I was making a video farewell message to my kids because I didn't think I would ever get back. And I thought that if somebody finds my body with the phone, at least they will show this to my kids. For a month at least I couldn't sleep at all. Then I managed. But now when all these sirens at night happen and I'm with my kids at home, I feel so helpless that I understand that if something happens, I can do nothing, absolutely nothing. But for all the people who are now living here, believe me, it's also very traumatic on a daily basis because it's so random. You cannot get ready for this. I don't think I'm the same because I understand that how fragile life is and how cruel and horrible the war is, because now it's not the war of 2022 even. It's much more sophisticated technology-wise. You can get ready for plenty of things, but still you will be unprepared for something else. That's
That's why it's very bad really. Naktį praleidžiame Alos bute. Laukiame raketų ir dronų, kurie čia dažni svečiai. Nesulaukėme. Rytas išaušta gražus ir saulėtas. Vykstame prie Juodosios jūros pasemti vandens kariams, kurie be rotacijų фронте kovoja jau ilgą laiką. Ми набираємо воду з Чорного моря, з Одеси, і веземо її на Донбас. Нашим військовим, які не можуть зараз потрапити на море, відпочити, але дуже хотіли б побачити море. Pamažu judame link fronto. Ne visai taip jau arti, bet Jonas sako 30 km nuo aktyvių veiksmų. Jono tikslas – aplankyti karius, parodyti, kad rūpi, pažiūrėti, kaip dirba, pasiimti kokį vieną kitą trofėjų. Bet jaučiu ir kiek kitą tikslą – parodyti mums, kaip yra ir ką jis liudija jau metai iš metų. Įvažiuojame į pafrontės kaimus. Mūsų pasitinka sovietinių laikų tankas, išstatytas kaip galio ženklas. Tankas Stalinas vadinasi, dar stovi. Nežinau. Išlaisvintojų simbolis, tai pastato tanką, kaip tipo, žinai, padėkos ženklas. Tačiau mes visi suprantame, kad čia tiesiog yra tam tikros okupacijos, čia buvo pas mus Lietuvoje, Ukrainoje. Stovi kaip tiesiog tankas stovi ir jeigu jūs nesielgsit, važiuos kiti tankai. Toks jau. Toks priminimas. Priminimas, jo. Realiai čia yra toks tarpelis, kur tikrai Ukraina formaliai, tačiau metalas toks truputį, pavadinkim, slaviškas. Ta prasme, kad čia jau ne visai Europa. Ne visai. Atvykstame pas karius į vadinamą Safe House, troboje įrengtą būstinę, kur kariai gyvena ir rotuojasi. O šiuo atveju dar ir renka dronus bei gamina bombas. Tiesiog siunčia į mirtį, tiesiog kamikadzę. Jo. Tiesiog į pozicijas ir ten įvairius dalykus. Ten parodys po to. Dronai šiame kare yra nepamainomas ginklas, gerokai prailginantis karių rankas ir sutrumpinantis priešo gyvenimus. Deja, juos labai sėkmingai naudoja abi pusės. Čia tipiška vieta, tokia ten, kurio ruošia tos dronus, tiesiog jie ten, ten siunčia į mūšį. Čia, ir teoriškai gali čia rusai atskristi, bet čia, gana toli, čia yra taip jau, čia yra, zona, nuo fronto, tai tikrai pavojinga zona, kokį 5 km tikrai jau yra. Ten jau tada 15 jau, kad gali skristi FPV, ten dar kažką ten bombinti panašiai. Šita vieta teoriškai, atsilieka, bet galėtų kabus, pažiūrėjau, nors aviacinė bomba atsiūdė. Jeigu žinotų, taip pat... Geras klausimas. Kažką žino, gal, mes nežinom, gal žino. Čia visas frontas toks, tai yra karas, pafronte, o kažkur ten nuo 20 km, ten jau atsisubaisės, tai čia yra visur taip. Tokia šio karo realybės. Važiuojame į kitą vietą netoliese, kur įsikūręs tikras darbščiųjų rankų būrelis ir karo virtuvė. Vyrai čia iš pačių primityviausių medžiagų gamina visai neprastas bombikės, kurias tvirtina prie dronų ir siunčia rusams. Į plastiko tubelę pila plininius šrapnelius, karštais klijais priklijuoja dangtelį, aerodinaminę uodegytę ir vėliau pritvirtina sprogmenį. Užeiname į virtuvėlę, kurioje virėjas verda ypatingą sriubą okupantams vaišinti. У вас там є рецепт. Рецепт, так. Да. Литовський, 120 міни. Литовський? Да. Білі. Тільки Литва дає білі боєприпаси. Да, я пам'ятаю, але я ж не знаю, як... Ой, бля. Toks jau, rimtesnis variantas. Čia būtent bomberiams tiesiog toks kaip... Čia yra šiaip yra minosvaidžių sėdinys, bet čia jau, tai sakant, perdaryta jau į... Jau, toks jau rimtesnis. Palikę vyrus darbuotis, pajudame link kitų susitikimų. Jonas panašu vis nori mus stebinti, nes ir iš šio susitikimo parsivežame labai ypatingų trofėjų. Ir ne vieną. Turim tai. Tai. Turim tai. Ką daryti?
Kokiam sąlygom, karo sąlygom gyvena, žinai. Dalį šių žaislų paliekame Blue Yellow sandėlyje Kijeve. Vos po mėnesio šis sandėlis atrodys kiek kitaip. Tačiau Blue Yellow tai nestabdo. Jie puikiai suvokia karo realybę ir savo misiją tęsia nepaisant nieko. Šįkart karo karuselėse tiek. Kitoje serijoje matysite. Profesija ir veikla, aš esu slaugytoja. Šiuo metu aš esu čia kaip Blue Yellow medical misijų organizatorė. Jeigu mane ta pirma misija nesukrėtė niekiek, tai Buča mane išmušė iš viso. Ką tik tai noriu, pagrindą iš po kojų. Nebuvo priemonė, nebuvo pagalbos, nieko nebuvo, maisto nebuvo. Tai emociškai buvo sudėtinga. Tai po tos pirmos Bučos misijos tikrai mes grįžom labai sukrėsti. They've done a fasciotomy, like cut open his arm to release the pressure. Yeah. He's full of shrapnel all over his body, both legs, right arm, head, chest, probably back as well. A lot of pain. So it's like he's a critical patient that needs to go out fast.